Sveiki, Gediminai. Praėjo kažkiek laiko nuo mūsų paskutinio pokalbio, tai daug naujienų visokių yra. Su tavim noriu pašnekėti apie naujienus medžioklės srityje. Sveikas. Labas, Katerina. Labas. Tai paskutinis toks didelis susirinkimas buvo pagal Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos iniciatyvą, kur dalyvavo didžiausios medžiotojų bendruomenės. Tai galbūt tu gali papasakoti, kas buvo, gal kokios, nežinau, naujos idėjos, ateities kažkokia vizija yra po šito susitikimo, papasakok. Šiaip tai buvo visai nemažas renginys medžiotojų sostiniai Kėdainių rajone. LMŽD sukvietė ir savo, medžiotojus aktyvius ir kitas draugijas ir toks pirmas toksai šiltas kvietimas. Nors skaitau, kad pavadinimas viso renginio ir tikslai tai buvo puikus tiesiog. Atviro stalo diskusijai, kur atvirai ir konstruktyviai aptarti vieningo bendradarbiavimo galimybės tarp giminingų organizacijų, veiklos kryptis, bendrų tikslų formavimą ir jų siekimą, tarpusavio partnerystės stiprinimą ir kad vieninga pozicija, bendras veikimas, dialogas, kad tai yra labai gerai. Aš tam negaliu nepritarti, tai iš tikrųjų būtų labai gerai. Jo. Ką, realybėj tai buvo, manau, iš akies virš 100 žmonių. Buvo ir Sūduvos, gamtos, mūsų LMD atstovai, aišku, ir visi kiti yra LMŽD. Dalis skyrių nesureagavo ir visiškai net neatsakė, kiek ten buvo komentarų. LMŽD turiu omeny skyrių ir nedalyvavo. Kai kur nebuvo susidomėjimo visiškai ir nieks nevažiavo. Ir taip, keistoka, bet... Bet tai skyriai galbūt ir kažkokie mažesni. Ten kiek jų yra LMŽD, kažkokie 49? 5. 45 nariai, bet kaip ir iš tikrųjų leido visiems pasisakyti. Buvo ten darbotvarkėje 10 klausimų, jų nebuvo iš anksto skelbta, bet aišku, pagrindė visos ten temos aktualios daugiau LMŽD, bet buvo ir bendrų tokių klausimų ir prašė pasidalinti patirtim ir apie visokius ten vidinius, biurokratijos, administravimo reikalus, kaip kokioje draugijoje, kaip kam sekasi. Tai tikrai leido pasisakyti, kas norėjo, tikrai galėjo. Buvo pasisakymų. Iš kitų medžiotojų organizacijų, tu sakai, leido pasisakyti visiems. Ar buvo kažkokių pasiūlymų LMŽD dėl bendradarbiavimo, galbūt dėl kažkokios veiklos, dėl kažkokių klausimų ateityje išspręsti reikalingų? Ne, faktiškai ten buvo visi klausimai, darbotvarkės buvo 10 klausimų ir kitų temų ten stengiasi neliesti. Tai į tuos klausimus atsakant. Tai, pagrindė kaip paspręsti ne tiek bendradarbiavimo, kiek gal kažkokios tai problemas, narystės, kad daugiau pritraukti medžiotojų organizacijas ir kaip tą padaryti. Ir kaip kiti daro, ir daugiau, bet buvo ir tokių grinai vidinių, kur ne kitų organizacijų reikalas visiškai ten ir dėl skyrių nekilnojamo turto, visokių ten klausimų ir nuomonių ir ten įvairių ten pasiginčijimų, bet man tai kas patiko. Aštrus klausimas buvo. Atsiprašau. Taip, jis gana aštrus, bet ten, matyt, laikui bėgant ir diskusijom kylant nuomonės keičiasi tais klausimais. Bet visumoje tai, aišku, buvo paruošimas bendruomenės atėjančiam LMŽD rinkiminiam ir ataskaitiniam suvažiavimui. Suvažiavimas, prisimink, man atrodo, kovo mėnesį turėtų būti. Jo, tikriausiai. Kovo ar balandį ten visai, ten iki gegužės 1 privalom, kaip ir pateikti ataskaitas patvirtinti ir surengti susirinkimus. Tai nes ten matyt, kad bandys keisti įstatus, nes nori vadovybė pertvarkyti visą struktūrą LMŽD.
reiškia, provincija priešinasi šitam, tai kaip čia pasakyti, patyliukais, reiškia, garsiai gal ir, dar nelabai kas drįsta pasisakyti, bet Galiorkoje, tai žinai, visi tarpusavį šneka labai atvirai, tiesiai šviesiai. Va, tai pasisakymą mums teko laiko, buvo gal 3 valandos maždaug pasisakymam, paskui pirmininkas, reiškia, apibendrino, kaip ir tokia idėja buvo, kad visų išklauso, o po to pasako savo nuomonę. Tai ta nuomonė jau ne pirmą kartą gal buvo išgirsta Virginijaus Kantausko ir jo pozicija, tai ten buvo ir sutinkančių ir nesutinkančių, ir čia įvairiai galima vertinti, aš nesiruošiu labai detaliai komentuoti jo pasisakymą, tai jisai vis tiek nukreiptas iš tikrųjų buvo į savo organizaciją, į savus narius. Mums tai tiesiog gerai žinoti, ką iš tikrųjų galvoja giminingos organizacijos ir didžiausios organizacijos vadovybė. Ir iš esmės kažkokių tai naujienų tai nelabai buvo. Tik tai šiaip, kad, gerai, kviečia, jau nebevadina kažkaip tai ten kitaip, o kaip giminingos organizacijas mus visus. Tikrai yra gerai susitikti su Mantui, su buvusiais kolegom, kai aš dar daugelį jų atsimenu, kai aš dar buvau LMŽD tarybai. Maloniai pasisveikinom, pabendravom. Tai kaip ir viskas gerai. Sakyti, kad čia yra, atsiprašau, kad čia yra toks pirmas susirinkimas tokio dydžio, gal apie 100 žmonių buvo, tu pasakė, ne? Kad yra pakviestos irgi kitos medžiotojų organizacijos dalyvauti, kažkaip, galbūt, nežinau, patobulinti, ne, bet duoti kažkokiu papildomos kažkokios informacijos ar idėjų kažkokiu. Pasikeist informaciją, pasikeist patirtim. Nes šiaip jeigu ir būdavo, ten kartais anksčiau buvo, kad pakviečia į suvažiavimą, ten įvairiai būna, kartais kviečia, kartais paskui maža kas sušviečia, kokios mintis nebekviečia, bet tai suvažiavime, tai tiem visiems svečiam, tai geriausiu atveju tu gali pasakyti tokią, sveikinimo kalbelę. Sveikinu visus susirinkusius, gero darbo, ten tralivalį ir taip toliau. Numatyti ir taip toliau. Jo, o čia buvo galima pasisakyti. Įvairesniais klausimais. Galbūt papasakok apie tos pasisakymus. Nežinau, tu turi, gali už savo organizaciją pasakyti kažkokį, nežinau, pasiūlymą arba idėjos iš jūsų pusės Lietuvos medžiotojų žvejų draugijai, ką jūs norėtų matyti arba kokios srityje kartu dar dirbti. Tai mes, matai, turim irgi eilę metų tą pačią maldelę. Kadangi kol tos idėjos nesirealizuoja, mes jas taip toliau bandom propaguoti. Kas metus vienai tą patį kartuojate, aišku. Panašiai, nes aš vis dar manau, kad ir mano kolegos artimiausiai, reiškia, manom, kad tikrai būtų verta įsteigti medžiotojų rūmus, tai yra padaryti pakeitimus įstatymę, kad narystė būtų privaloma. Tai yra idėja, kad kiekvienas medžiotojas yra kaip notariusas arba kitas juristas, yra rūmas, moka savo mokestį ir iš visų tų mokesčių yra apmokami medžiotojų organizacijų darbai ir reikalai. Taip. Ar notaras, ar advokatas, ar ten brokerių asociacijos ir visokių skolų išieškotojų, kur nori užsimti tą veiklą, turi būti narys tų rūmų ir mokėti mokestį. Žinai, tai atrodo, kad medžiotojas tada taptų tokiu, galima sakyti, jau profesionalų, profesijos atstovų. Jeigu jie visi būtų, medžiotojai visi būtų rūmose, tai jie kaip profesionalai jau visi yra kartu ir tai irgi toks statusas truputį kitas, ne? Gal aš žinau, tas medžiotojas, kuris yra profesionalus, tai jis ir dabar profesionalus, bet čia būtų toksai, reikalinga, šiaip tai turi būti visi medžiotojai asocijuoti, jis nenori būti kažkokioj tai draugijui. Tai tie medžiotojų rūmai, bent jau pradžioje, aš įsivaizduoju, tai būtų tokia labai neutrali organizacija, kuri visus priverstų mokėti ir turi būti jie registruoti, turi būti. Kažkada sąvadas buvo visai geras dalykas. Dabar daug kas net neįsivaizduoja, nežino, kiek iš tikrųjų tų medžiotojų yra, kur jie kažkokie asocijuoti ar neasocijuoti. Jo, nes ten prieš gerą 10 metį, dar kai aš aktyviai ten dirbau taryboje ir buvau ten paskirtas Benečio
tiksliau suvažiavimo buvo sudaryta tokia grupė finansiniam problemams spręsti, kurios taip nieks ir neatšaukė ir nepanaikino, tiesą pasakius, iki šios dienos. Tai buvau tada suskaičiavęs, kad maždaug 5000 medžiotojų Lietuvoje buvo, aš bent juos vadinu, laisvieji šauliai, kurie niekam nepriklauso. Tai nėra taip, kad jie nemoka jokių mokesčių. Jis susimoka iš svečio mokestį, gal susimokama medžiodamas komercinį. Bet tie mokesčiai eina į būrelę. Nu, arba į būrelį, arba į komercinius plotus. Nu, da, taip. Jo, tai va, bet aš manau, kad vis tiek turėtų būti visi medžiotojai, taip sakant, suregistruoti ir asocijuoti ir turi mokėti. Už išteklius turi mokėti, taip. Už teisę medžioti, taip. Už teisę medžioti, gerai. Jo, ir tie pinigai, ten būtų minimali administracija ir ten jokių kitų dalykų ten nebūtų, tik tai va tas nario mokestis ir jį paskirstytų visom draugijom pagal narių skaičių. Ir to manau, kad tikrai pagerėtų finansinė padėtis visų draugijų ir nebūtų, nes dabar, kaip girdėjau, ir šitam pasitarime, kad vos net trečdalis vis tiek nemoka. Nu, bent jau vėluoja mokėti arba iš vis nemoka. Jo. Nu, kažkaip, negerai. Ir kadangi visos šitos mūsų organizacijos veikia pagal asociacijų įstatymą, tai nėra jokio prievartos mechanizmo, tu nieko negali padaryti. O čia turėtų būti įstatymė. Nereikia atskiro įstatymo, gal kaip ten kokio advokatūros ar notariato. Kažko tai būtų medžioklės įstatymė parašyta, kad visi medžiotojai privalo priklausyti medžiotojų rūmams ir mokėti nustatytą nario mokestį. Viskas. Taip. Ir medžiotojai. Po to, kaip tas, reiškia, surinkti pinigai, kaip jie paskirstomi. Tai va, čia mūsų yra pagrindinė idėja. O toliau ten visokie smulkesni dalykai, kad vis dėlto reiktų kažkaip tai bandyti veikti valdžią, priversti, kad jie apsispręstų, ar mes reguliuojam tą populiaciją, tas populiacijas, ir jie sudaro sąlygas tinkamai tą daryti, taip kaip mes žinom, kaip tą reikia daryti. Nes dabar, reiškia, tu turi reguliuoti, bet tau trukdo visai. Tai to negalima, tai ano negalima, tai naktį negalima, tai dar kažko negalima. Tai bet, kai žvėris, reikia tada juos medžioti, kada jie yra aktyvus, o ne tada, kada nori Seimo nariai ar žalieji. Taip neišeina. Tai va, ir dėl apskaitos ir mokslinių tyrimų. Manau, kad savo nuosavybę tai turi apskaityti valstybė ir ne mes turim tą daryti. Tai turi daryti mokslininkai. Tai yra ta idėja apie bonitetų ir išteklių tyrimus konkrečiuose vietose, priklausant nuo gamtos. Tu negali pasakyti, Lietuvoje gali būti va taip, bet yra skirtingi tie plotai ir visur reikia tos tyrimus atlikti. Ta idėja buvo, kad medžiotojų būreliai turėtų už tai mokėti, bet nėra tos mokslinės pajėgos, kas galėtų greitai. Va, net visą laiką sako, kad mes ten blogai darom apskaitą, tai aišku, ne visi gali, ne visi moka tą apskaitą daryti. Tam yra mokslininkai, yra valstybės nuosavybė. Tai jie tegu tie mokslininkam ir moka už tą tinkamą apskaitą, tinkamus tyrimus. Jie turi būti daromi. Tai galėtų daryti. Miškų urėdijos čia jau, taip sakant, ministerijos reikalas. Ar jos pavaldiniai, ar mokslo organizacijos. Jo, tai čia jau tegu, taip sakant, darbo tvarka ir be to turėtų būti. Aš manau, reiškia, atskira tema yra nuostolių kompensacija. Tai vis tiek negalima ta prasme, nulis nuostolių bus, kai bus nulis žvėrių. Bet nulis žvėrių negali būti. Tai va, turi būti kažkokie toleruojami minimalūs nuostoliai. Dabar bet yra, tai 5%. 5% priėmė, bet dabar, reiškia, mūsų oponentai aktyviai siekia, kad panaikintas būtų šitas straipsnis. Tai ūkininkai turi omenyje. Taip. Va, gal jam pavyks, gal nepavyks, nežinau, bet taip negali būti. Tai reikia, kad medžiotojų organizacijos bendromis jėgomis aiškintų ir išlaikytų šitą naujai priimtą punktą. Taip, tai va, tai šitoj vietoj mes ir taip sakant, bandom dėti kažkokias tai pastangas ir kitus kviečiam prie to prisidėti. Tai va, tai kol kas valdžioje nerandam pritarimo, kiek jau bandom. Ir dar viena tokia irgi smulki tema, bet yra stumbrai. Irgi čia prie medžioklės ir prie nuostolių
Kodėl dabar juos Tai apie medžioja stumbrus kokios yra jūsų mintis, kas buvo kalbėta? 10-15 stumbrų maždaug per metus medžioja aplinkosaugos darbuotojai. Kodėl negali medžioti normalus medžiotojai nusipirkti licenciją? Tai valstybė gautų pinigų, o dabar vieni Ir nuostoliai. didelių pinigų tikrai galėtų. Ir tą mėsą ten medžiotojams Žinai, tai tu reikia ten tik trofėjų. 10 stumbrų ten milijonų neuždirbsi, bet pavyzdžiui, aš manau, kad tai yra padaryta visiška nesąmonė, pavyzdžiui, tas stumbrynas Varėnas, prie Varėnos. Jis už 10-15 metų bus tas pats, kas su Panevėžiu. Vis užsipildys, nebebus kur dėti stumbrų, jos vėl jie ten į laisvę paklius kažkaip, tai ar jos ten, tai reikia juos medžioti ir reguliuoti tą populiaciją, o ne kažkaip tai slėptis, kaip strutis, žinai, galva į smėlį įkišęs ir vaidina, kad viskas gerai, išleido tam stumbrinui milžiniškus pinigus, kam jos reikėjo leisti, tai neišsprendžia problemos visiškai. Tai va, šnekant apie nuostolius, tai turi būti, dabar, reiškia, visur, nesvarbu, kur padarytas nuostolis, nuo pirmo grūdo reikalauja, reiškia, ūkininkai. Bet yra masė vietų, kur negalima medžioti. Kad ir kaime, pavyzdžiui, nuo kaimo ar nuo sodybos 200 metrų negalima. Tai kaip aš už tos nuostolius turiu atsakyti, jeigu ten negalima medžioti? Tai čia yra viena kita tema, labai įdomi, nežinau, ar ten suvažiavimui buvo kalbėta apie tai, apie tuos atsisakymus medžioti arba vietas, kur negalima medžioti, tikrai tai ir irgi plati tema yra. Jo. Tai čia dar tos temos buvo paliestos, buvo dar vienas toksai nedidelis susirinkimas, bet tai apie jį šiek tiek vėliau. Gal papasakosiu, o dabar, tam šeštadienio susitikime, po to išklausėm 1,5 valandos, reiškia, LMŽD pirmininko pasisakymą ir komentarus mūsų šitam, reiškia. Papasakok ryškiausios temos jo kalboje, kas buvo įdomu. Kokie yra LMŽD pasiūlymai medžiotojų bendruomeniai? Tai pasiūlymų tai kaip ir nenuskambėjo. Tiksliau kaip. Kad ateikit, būkit nariais ir mokėkit mokesčius. Tai čia toks ir pasiūlymas, reiškia, bet šiaip tai, kaip ten, pirmininkas, reiškia, mano, kad jisai viską padarė. Jisai tikrai daug padarė. Ir lyginant su ankstesniais. Reikia pripažinti. Duslintuvai, naktiniai, termotaikikliai. Ir šiaip jisai bando tą organizaciją sutvarkyti, nes ankstesni ten, kai buvo ar ten Talmantas ar Bradauskas, tai išvis ten buvo tragedija. Talmantas irgi pasirodė, kad niekam tikęs vadovas. Anksčiau iš šalies žiūrint buvo taip, kad Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos vadovybė norėjo sėdėti tyliai kažkur krūmuose, kad nieks nežinotų, nematytų, kad medžiotojai yra ir kažkaip jų nepaliestų ir netrukdytų dirbti ir daryti, ką reikia. Bet dabar aš noriu pasakyti, tai man labai teigiamai atrodo Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos tokia visuomeninė veikla. Žinai, man patinka. Tos labdaros akcijos, medžiotojas medelis, žvėrienos aukojimas, ten daug yra visokių gerų dalykų. Ir dabar susitikau, atleisk, aš irgi papasakosiu truputį iš savo paskutinės patirties. Dortmunde yra ta didelė paroda Jagd und Hund. Visi žino. Tai yra viena iš didžiausių Europoje ir toje parodoje vyksta irgi Europos medžiotojų ir gamtosaugos organizacijų federacijos visokie susirinkimai. Komunikacijos grupė, kur aš irgi dalyvavau ir kitokie susirinkimai. Labai įdomu, man labai tikrai faina su tiems žmonėmis komunikuoti, kalbėti iš visų šalių, tikrai tokia plati patirtis. Ir šiais metais ten dalyvavo irgi Ramutė Juknytė iš LMŽD ir labai buvo malonu su ją susitikti. Ir mes ten irgi kalbėjome apie šitus visus dalykus ir ji man papasakoja, kodėl toks ilgas epilogas, bet įvadas, ji man papasakoja, kad, nežinau, ar galima sakyti, Lietuvos medžiotojų žvejų draugija sukūrė vaikams piešinukų knygutę. Pagal tą akciją Vaikai gamtoje. Ir man ta akcija atrodo, tokia svarbi ir tokia įdomi, kad, supranti, Lenkijoje valdžia uždraudė vaikus imti į medžioklę. Aš su Lenkais kalbėjau, sakau, bet klausykit, jūs turite tokį fantastinį argumentą, gelžbetoninį, nežinau, ar teisingai sakau lietuviškai. Gerai. Tokią labai stiprą argumentą turite,
pagal Europos žmonių teisių regulą kiekvienas turi teisę auginti savo vaikus Taip, kaip, kaip jis nori. kaip nori. Nu, aišku, Taip, negalima kenkti ten visuomenėje arba žmonėms arba kažkam, bet aš galiu auginti savo vaiką medžiotojų. Kaip kažkas gali man tai uždrausti? Ir Lietuvoje yra visiškai priešinga ta politika, galima sakyti, ir tas darbas įdėjimas labai labai svarbus, kad visuomenė priprastų, vaikai matytų, suprastų, kad gamta tai viskas yra natūralu. Ir ta vat programa LMŽD Vaikai gamtoje, man atrodo, labai svarbi. Tai, nu, sakau, teisingai, 5 žvaigždės už šitą akciją, man labai tikrai pritariu. patinka. Viskas teisingai, žinai, čia tiesiog, nu, tai yra didžiausia organizacija, turi pajėgumų, bet ir mano žiniom ir gamta tą daro, ir mes tai dar Nu, kol kas per gamta, mažai. aišku, jie turi tą pamokų klasę ir medžiotojų kursus rengia ir irgi labai daug dirba ir šventė irgi savo turi. Tai va, nu ką ten, apie tą renginį daugiau. Šaltausko, ką girdėjai dar įdomaus? Nu, tai, žinai, ten geriausia tai yra, kad pabendrauji su žmonėmis iš kitų rajonų, pasišneki, atgaivini pažintis ten, sakant, kažką tai žiūri, bet, nu, problemos ypatingai smarkiai nesikeičia. Yra va tai, ką ir mes minim, ten nesisprendžia ilgą laiką. Nu, gal ir niekada neišsispręs, nežinau, tie dalykai taip ir liks kabėti. Bet šiaip gerai, kad organizacijos bendrauja ir kviečia bendrauti, man tai aš labai, labai tam pritariu. Nu, vėlgi, vadovybės pozicija, tai čia vadovybės pozicija ten, vėlgi, nu, visai čia galima šnekėti, kam patinka, kam nepatinka, bet, reiškia, nu, taip yra. Bet irgi keičiasi, pamažė vystasi, kažkas kitaip yra jau, galima sakyti. Nu, aš matai dar tokį dalyką, dar įžiūriu toje organizacijoje, reiškia, su dabartiniu vadovu tokį, reiškia, problemėlę, kad matyt ne iki galo suvokia ir bando galbūt pakeisti, kad taip, žinai, versliškai šnekant, tai LMŽD yra tokia organizacija, kur regioninės organizacijos yra akcininkai. Nu, de facto. Nu, pagal prasme visą, reiškia. Jie balsuoja, jie sprendžia, jie tvirtina biudžetus, tvirtina ataskaitas visą. Reiškia. O pirmininkas yra samdomas vadovas. O dabar jisai mano apversti aukštinkojom. Reiškia, kad jis būtų kaip pas save, vienvaldis vadovas ir visi jo klausytų. Ar jam tai pavyks? Nežinau. Vat praėjo 5 metai, kai Virginijus dirba ir, nu, gerai, viskas gerai. Bet, žinai, žmogus, kiek jis gali dirbti, jeigu tavo vadovaujama ta bendruomenė neleidžia visą laiką priešinasi tavo vizijai. Nu, nežinau, pažiūrėsim. Įdomu bus matyti. Sunku yra pakeisti, jeigu tu turi ne vieną tokią, nu, sakysim, įmonę, kur tu esi vadovas, turi savo pagalbininkų ir visi kiti su tavim dirba. Tu turi tokią įmonių konfederaciją, galima sakyti, kur kiekvienas yra atskirai ir gali priimti savo sprendimų. Tai tu turi jų įtikinti, kad reikia daryti taip, kaip tu nori, galvoji, kad reikia. Bet atsakyti savo nepriklausomybės ir tapti pavaldiniu, nu čia reikia labai jau. Čia, žinai, kaip sako, žinai, arba kaip čiukčiui sniegą parduoti, arba, žinai, Saharoje arabui parduoti smėlį. Žinai, bet tokio lygio reikia. Galbūt kažkoks auksinis vidurklis bus surastas ateityje, kad pasiektų kažką. Nežinau, man atrodo, kad yra, nu, svarbu apibendrinti su kaip tai, visus medžiotojus kartu, kad visi medžiotojai vienu tokiu impulsų trauktų tą vežimą pirmin, o ne į visas pusės, kas vienas į savo kiemo pusę. Tai žinai, čia iš esmės mes tos organizacijos atsirado dėl ko? Dėl to, kad, nu, buvo blogai LMŽD tuo metu, kai jos atsirado. Kažkaip ir tuo metu to blogumo nebuvo kaip išspręsti. Nu, tai atsirado kita organizacija. Dalis medžiotojų ten išėjo. Tai va taip ir yra. Ir kol kas ten
nu, noro sugrįžti nelabai yra. Tai, žinai. Gal to negalima, todėl kad visi pajuto laisvę. Žinai, kaip jie gali paimti mūsų, nežinau ką, dokumentus, bet jie nepaims mūsų laisvę. Braveheart. Jo, tarkim. Tai va, tai apie šitą renginį tiek galiu tau papasakoti. Nu, bet gerai, man atrodo, tai yra tokia labai faini pakeitimai, tokia naujovė, kad visi galėjo išreikšti savo nuomonę, papasakoti apie tai, kas jiems atrodo svarbu ir pasidalinti kažkaip, nu, patirtimi ir savo viziją, kaip tu sakai. Bet gerai, tu paminėjai, kad... Jo, tai čia jau buvo anksčiau dar vienas žingsnis įvykęs, kuris irgi labai sveikintinas. Aš jau seniai sakiau, kad dėl CIC ir dėl trofėjų vertinimų, padavimų. Tai aš ir sakiau. Tai irgi apie tai kalbėjo, tai tas klausimas... Ir sakau, taigi imkitės ir vadovaukit visos Lietuvos procesui. Dabar jūs draudžiat ir aiškina, bet jeigu tu matuosi gamtai, mes tave išmesim ir taip toliau. Nu, tai sakau, tai tu imk pinigus ir vadovauk visam procesui. Kodėl nematuoti gamtai? Kas čia tokio yra? Kodėl mes, reiškia, Lietuvos, tai ten pusė medžiotojų trofėjų, nu gerai, ne pusė, ten 60% gal, tik tai pakliūna į sistemą, o kiti nepakliūna. Nu kodėl? Tai vadovaukit šitam procesui. Tikslas yra pamirštas, kad reikia kalbėti apie gyvūnų populiacijos kokybę, sveikatą ir visą kitą. Taip, nu ir vadovaukit, paimkit už tai, taip, mokate žmonės už tai ir kas nori įsivertinti, mokės. Ir puikiai pavyko, ir įvertino, ir Sūduvos, ir gamtos trofėjus. Ir nieko neatsitiko, nu viskas gerai. Tai buvo jau toks vertinimas bendras? Nu taip, jau buvo, raudoniai jau buvo. Ir važiavo, ne raudoniai, važiavogi ten, man atrodo, Marijampolė ir kur tenai buvo. Marijampolė tai buvo, taip. Daug buvo trofėjų išvertinta, bet tikrai fainas toks renginys, nes ten pagrindėje yra trofėjų kokybė ir medžiotojų pasiekmes, o ne kas kokiai organizacijai priklauso. Ir kas pats svarbiausia, ekspertų žinias. O čia yra, man atrodo, pats svarbiausias klausimas. Taip, nu, organizuok kursus, imk už tai pinigus, tai yra žmogaus darbas, už tą darbą reikia sumokėti. Pakviesk CIT specialistus, gali ten didžiulius kursus surengti, net ir Baltijos šalims, ir Estai, ir Latvija atvažiuos, ir galbūt Lenkai maloniai pasidalyvaus, bet tik organizuoti reikia, o tai yra labai didelis darbas. Buvaugi, atsimeni, Latvijai pavasarį. Buvo. Suomija atvažiavę ir Estai, ir, nu, ką, gerai viskas buvo. Viskas gerai. Tai va, apie tą bendradarbiavimą daugiau mažiau tiek. O dar buvo čia susitikimas. Tai yra įdomus tas susitikimas su, kaip buvo Daiva? Kaip tu pasakei? Jo, Seimo narė Daiva Ulbinaitė, konservatorių, jinai pasikvietė medžiotojų organizacijas, nes atėjo skundai iš Vilniaus rajono, čia iš karto už Vilniaus ribos, ten kur Avižieniai, Riešė, reiškia tie va tokie... Sodybų kaimeliai tokie, ne? Nu, jie ne kaimeliai, ten jie miesteliai, gal netgi reikėtų sakyti. Nu ir jie visi, ten visur yra kažkieno medžioklės plotai. Urbanizacija aplink tos didžiosius miestus auga labai sparčiai į visas puses. Ir net tikrai greit nesustos. Ir tęsis tai tolyn. Ir ten atsikrausto, reiškia, pagrinde ten jauni žmonės, kurie užsidirba pinigų, pasistato namus, ten daugiabučių nėra, visur individualūs namai. Ir jie nesupranta, kad, reiškia, čia jie įlipa į gyvūnų teritoriją, užima, atiminėja iš gyvūnų jų teritoriją. Atvažiuojo gyventi į gamtą, žinai, mylėti gamtą, jie dabar nori tenai. Nu, nori, tai nori, bet ten yra kažkieno medžioklės plotai. Na, ta gamta šalyje yra, šalia, ir jeigu ten jie turi ten, praeis kažkiek metų, kad suvalgys kažkokius ten suėjęs vilkai, kažkokius šitos jakterjerus, ne, šitos Yorkshire terjerus arba lūšies katės išnes, tada jie pamatys kokią tą gamtą ir pakeis tas savo mintis, bet kol kas jie nemėgsta medžiotojų, jeigu aš teisingai suprantu. Bet ten nėra tokio, nebuvo ten kažkokio labai baisaus konflikto. Šiaip tai medžiotojai, aš manau, kad yra labai smarkiai pramokę per paskutinius metus bendrauti. Jau tai retenybė dabar, kai ten kažkoks nors būrelio vadas užsispyręs, kuris ten siunčia visus ten ūkininkus ir visą kitą toli kur nors, tai vis tiek dabar jau provincijoje tų problemų apskritai mažiau, nes tie medžiotojai yra arti, ten kiekvienas beveik turi kokį nors kaimyną medžiotoją
ar draugą, ar ką nors, o mieste, tai žinai, Pats ūkininkas, savininkas. jo, o mieste tai atvažiuoja tas jaunimas, kurie, žinai, į gamtą, bet nelabai jie gal viską supranta apie tai. Ir ten, Žino, kad žalia. jo, bet kai išgirsta šūvį Atsiprašau, kažkur, tai juokas. jo, bet ar pamato, žinai, medžiotojus su ryškiom striukiam ir liemenėm, tai jiem čia kas čia dedasi, jie visi čia, žinai, nustebę, kaip čia taip. Nu ir ten svarstė, ką Propaganda daryti. veikia, žinai, irgi. Jo, bet propagandos antimedžioklinės yra iš tikrųjų smarkiai sumažėję Lietuvoje. Netgi vieną kitą pozityvą kartais parašo portalai tokį vat, retai, bet vis tiek toks, tam tikras pokytis yra įvykęs, akivaizdus. Nu ir šičia, jinai bandė Visuomenės šito požiūrio po pakeitimus mes dar pakalbėsime pabaigoje. Tai Jo, bus taip. apie tai irgi. Bet ir ta, reiškia, Seimo narė Daiva Ulbinaitė irgi sakė, tai ką daryti? Na, aišku, nelabai ką supranta apie tai, bet gerai pasikvietė, mes visi labai vieningai ten visi pašnekėjo visos organizacijos, kad ten didint atstumus nuo gyvenamų namų, ten dar ką nors, kad tai neišspręs problemos. Nes tu išeisi šuniuką pavedžioti, tu vis tiek pamatysi kur nors tą medžiotoją ten, jeigu tam sezone, kai vyksta, pavyzdžiui, variminės. Tai dabar jau net patys klubai, kai kurie ten aplink Vilnių tų klubų visai nemažai, nes perimetras gana didelis, žinai, miesto. Tai tų variminių vis tiek vyksta ir jau kai kurie klubai patys nusprendė, kad reikia tam tikrus atstumus, nebedaryti variminių visiškai ten netoli. Tų gyvenamų vietų reikia atsitraukti. Va, bet kurie iš bokštelių medžioja, tai vis tiek šūvis girdėsi pakankamai toli, kad ir su duslintuvu. Tai jeigu atviresnė vietovė, tai ir už kilometrų tu girdėsi. Tai ten atstumų didinimas neišsprendžia problemos, tik tai sukuria kitą problemą, nes didėja, reiškia, kaip ir medžioklės plotų vienetų teritorijos dalis, kur negalima medžioti. Ir tada šitas klausimas iki galo nėra išspręstas, bet mes tai sieksim, kad tose vietose, kur negalima medžioti dėl atstumų, dėl viso kito, tai už nuostolius kompensacijų medžiotojai nemokės. Teisinga. Jeigu ten medžioti negalima ir ten gyvūnai, o gyvūnai labai gerai žino, kur medžioti negalima ir kada medžioti negalima. Jie būtinai eina ten ir tada, kada galima eiti. Ir paeiti normaliai, ir pailsėti normaliai, ir jie taip ir darys. Ir paskui tie gyventojai ar žemės savininkai. Bet ne tik tie, kurie, supranti, ten stirnaitė ateina pailsėti. Nu, taip. Dar jinai, aš bent savo medžioklės plotuose, tai tą matau gana akivaizdžiai, man toks, reiškia, daugėja plėšrūnų, vilkų ir lūšių, ir stirnos ypatingai jos traukiasi arčiau gyvenviečių, kur kažkiek vis tiek tų plėšrūnų šiek tiek mažiau, bet ir plėšrūnai nebelabai bijo. Man vėl... Ir jie ateis pagauti tą savo laimikį, kur tas laimikis yra, tai plėšrūnai irgi turi trauktis arčiau žmonių. Taip, bet man vėl, kaime 3 troba nuo krašto, prieš Kalėdas vilkai išnešė per mėnesį 6 avis. Oi. Ką, oi, jau antrą kartą, viskas, dabar avių nebeturiu, daugiau problema baigėsi, o vilkas nebijo. Avių nėra problemų, taip. Jo, tai va. Taip, kad, bet labai draugiškai, konstruktyviai pašnekėjom, dabar bus kitas susitikimas kitą savaitę jau Avižieniuose, seniūnijoje. Ten jau ateis ir vietinės bendruomenės žmonės, ir medžiotojai, tai ten mūsų klubų nėra tenai, bet aš noriu vis tiek sudalyvauti, pasižiūrėti savo ausim ir akim, kaip iš tikrųjų vyksta bendravimas, kaip kalba žmonės, kokius argumentus pateikia, aš noriu, taip sakant, tą matyti savo akim. Plius su Seimo nare dar jai priminti ir apie nuostolius, ir apie vis dar ta tokia yra baisi tema yra lankai. Mano draugo draugas Helsinkio kapinėse, aš nežinau, kiek metų medžioja ten kiškius ir stirnas, nes viską ten nugraužia. Ir lankas tyliai, ir kažkaip nėra, Danijoje tas pats vyksta, medžioja. Tai irgi medžioja su lankais, daug šalių yra. Jo, bet jo urbanizuotose teritorijose medžioja. Pats geriausias būdas, atvirai sakant. Taip. Tylus, ramus. Prieš keletą metų buvo pas mus yra toksai Vilniaus mikrorajonas Pilaitė. Ir ten
ten toj pilaitėje vienoje vietoje, kur kažkada iš tikrųjų buvo dvarelis, ten teka upeliukas ir ten bebrai jį užtvenkė, ir ką daryti? Nieko mes negalim padaryti. Tai žmonės ten piktinasi, kaip jūs negalit. Negalim, negalim. Šitas yra tas paradoksas, medžiotojai visi blogiečiai, bet jeigu yra kažkokia problema susijęs su gyvūnais laukiniais, o tada, kodėl jūs nieko nedarot, bet ateikit išspręskit problemą, o negalim, todėl, kad jūs pasiekėt, kad yra tokie įstatymai, kad mes negalim. Tai prie mano namų, aš prie Neries kranto gyvenu, čia prie Litekspo parodų rūmų, taigi bebrai ten siautėja Nery. Taip, daug kur yra problema su bebrais, daug. Taip, bet, ką, tai ne. Taip. Tai va, tai... Palauk, tai dėl tų žmonių šalia Vilniaus, kurie kalbėjo apie medžioklę, ten irgi buvo vienas iš tokių išvadų, ką reikėtų daryti, kad tą problemą išspręsti. Mes likom prie temos, kaip pagerinti, ką daryti, kad nebūtų problemų medžiojant šalia gyvenviečių. Tai koks būtų tas sprendimas? Tu pasakėjai, kad vieni būreliai atsitraukia ir organizuoja medžioklės kažkur giliau savo plotuose. Mes pakalbėjom apie lankus, pakalbėjom apie medžioklės iš bokštelių, bet tikrai yra vienas galbūt ilgalaikis galimas sprendimas šitoj problemai. Tai aš manau, kad tai būtų kažkoks visuomenės švietimas, kalbėjimas su gyventojais. Ar nebuvo apie tai irgi kalbėta? Tai ir buvo pagrindinis teiginys, ką sakė visos organizacijos. Kad čia jokiais administraciniais ar ten kažkokiais tai kitais dalykais matyt, kad neišeis padaryti, nes... Ir nereikia keisti įstatymų ar taisyklių. Bet visada kažkur tai toj bendruomenėj nemedžiotojų bus kažkas, kuriam kategoriškai nepatinka. Tiesiog reikia su tuo tą suprasti, reikia bendrauti. Vienintelis būdas tai yra šnekėtis reikia. Lygiai kaip ir dabar tas LMŽD renginys, kur organizacijos turi šnekėtis tarpusavį, kur problemos su ūkininkais, medžiotojai turi bendrauti su vietinė bendruomenė, su ūkininkais, negalima nieko siūsti niekur toli. Reikia paklausti, kokios problemas, kaip mes galim jas išspręsti, o ne arogantiškai sakyti, mes čia medžiosime, čia mūsų plotai, darykite, ką norite. Žinai, aš daug kartų esu medžiojęs Suomijoje, man labai ir pradžiai labai domėjos, kaip jie ten sprendžia, kadangi ten viskas privatu. Ir klubai turi teritorijos, kur yra daug. Tam klube, kur aš ten daugiausiai gal medžiojau, ten yra beveik 100 savininkų. 7000 hektarų yra apie 100 savininkų žemės, miško. Kaip jūs darot, mokat, ar kaip sakė, ne, mes sakė, nieko nemokam. Tiesiog, aišku, Suomijos visuomenės yra požiūris į medžioklę ir į medžiotojus visiškai yra, ne toks kaip pas mus. Ten viskas labai gerai, gražiai ir normaliai. Ten retas ūkininkas, kuris yra nemedžiotojas, jau retenybė. Sakau, bet vis tiek kažkaip jūs su tais savininkais kažkaip tai tvarkotės reikalus. Taip, sakė. Jo, mes kalėdom kiekvienam nuvežam ten vytintos bredienos gabaliuką. Nesvarbu, ar jis turi 10 hektarų ar 100 hektarų, visiems vienodai. Tai ir ne tik bredienos vežimas, bet ten ir pašnekėti, pabendrauti. Tai daro ten kažkokią šventę, mes jūs visada pakviečiam. Nori ateina, nori neteina, išverdam tos ten sriubos ar iškvepam, ten steiką kažkokį briedžio ar elnio. Bendraujam, reikia bendrauti su žmonėm. Ir aiškinti, ir plėsti, mes paskui dar pašnekėsim, yra ir apklausos rezultatai šiek tiek apie tai. Galėsim dar pasvarstyti, gal kitiem metam reikia pakeisti kažkokį tai. Papildomų klausimų galima aptarti taip. Pašnekėsim dar, tai nežinau, jeigu šiuo metu kaip ir ankstesnę temą baigiam, ar kaip. Bet tą bendravimą aš galbūt dar norėjau pakalbėti. Man atrodo, kad tai yra toks mokymų sritis medžiotojams, aš galvoju dabar. Todėl, kad aišku, ne visi medžiotojai sugeba kalbėti su žmonėmis, tai yra vienas dalykas, bet kiekvienas gali papulti į tokią situaciją.
kažkur, pavyzdžiui, ten bokštelėje arba šalia medžioklės plotų, gali susitikti su grybautojais, su šunų savininkais, su vietiniais gyventojais, kažką dar kitą. Ir tu turi žinoti, ką atsakyti, kaip atsakyti, o ne taip, kad kaip kartais yra viešoje erdvėje, kur medžiotojai ten sako, py, 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 toliau. Žinote, Taip. kaip atsako ten. Labai teisinga tavo mintis, va čia reikia ją užsirašyti netgi, kad mes jau anksčiau, reiškia, buvo svarstoma, kad kai atsisakyta to kaip ir tokio selekcininko kvalifikacijos ir atskirų kursų ir buvo nutarta, kad abi programas reikia apjungti. Tai ten kaip ir apjungė, bet aš labai detaliai nesidomėjau, bet dar anksčiau tai žmonės šnekėjo, kad kažkas dubliuojasi, klausimai kažkokie, kažkas ten vėl, kad šiaip tai reiktų peržiūrėti visą mokymo programą medžiotojų. Ir ją manau, kad reiktų gerokai atnaujinti, kaip su šiuolaikiniu ir tikrai įvesti kažkiek tai valandų, kaip reikia bendrauti su vietos bendruomenė. Argumentai. Kaip kalbėti, tai aišku yra priklausoma nuo kiekvieno išsilavinimo ir kultūros lygio, bet reikia mokytis. Mes visi galim mokytis, mes žmonės turim smegenis ir intelektą. Galim mokytis. Bet tokia, man atrodo, galėtų būti viena iš bendrų medžiotojų organizacijų darbų, galbūt tokia, nežinau, pamokėlė kažkokia galbūt sukurti, kad yra, tie klausimai visada yra vienodi. Ir tos pretenzijos visada yra vienodos. Ir paaiškinti, kaip mes galim atsakyti, kaip mes galim argumentuoti tokiai situacijai arba šitokiai situacijai. Todėl, kad tai yra vienas iš pagrindų, kad mes galim argumentuoti, mes galim paaiškinti, kodėl tai vyksta, ką mes darom, kad mes tai darom, viskas yra reguliuojama pagal taisyklės įstatymus, viskas yra kontroliuojama pagal įstaigas ir inspektorius ir galima kreiptis tenai, bet pagrindė mes darom tai ir tai yra svarbu ir jums, todėl kad kažkokiu priežasčiu dėl. Ir tai viską galėtų išsidėlioti taip aiškiai ir paprastai ir medžiotojams mokyti. Ir ne tik naujams medžiotojams, bet ir esantiems. Paaiškinti, net seminarus galima tokius padaryti, nes todėl tai yra svarbus klausimas. Ir ne tik dėl to, kad yra daug plotų šalia gyvenviečių ar tos sodybų kažkokiu, su kažkokia ten baisa kažkokia bobutė gyvena, kas nemėgsta medžiotojų ir kiekvieną kartą skundžiasi. Tai yra problema. Tai ką daryti? Tokiuose situacijose, kaip šnekėti ir kiekvienas medžiotojų būrelis turi žinoti, ką daryti, kaip su tokiais žmonėmis dirbti, nes tai irgi bus didelis indėlis visuomenės požiūriui į medžiotojus. Bet aš noriu pasakyti, kad tas šventės visas, kaip tu paminėjai, Suomijoje, Lietuvoje irgi yra labai, galim sakyti, jau daug švenčių, kur medžiotojai organizuoja vietinėje bendruomenėje vaikams ir suaugusiems, ir ten kažkokia labdara, ir tos sriubas, ir visa kita. Tai tikrai yra labai geras toks didelis indėlis. Bet būtinai reikia šviesti tą visuomenę, aiškinti apie medžioklę, praktikiniu tokiu būdu, rodyti, paprasta, žala, medžiojamieji gyvūnai, plėšrūnai, jūsų naminiai gyvūnai, augintiniai, kažkas kita. Tie santykiai yra aiški, bet tik reikia jiems parodyti, tiems medžiotojų priešininkams, parodyti, paaiškinti, argumentuoti, be aistrų kažkokių, be ginčių, be tokių, negražų dalykų. Viską tu teisingai sakai, tai čia, žinai, dauguma ten gal vadovų tą supranta ir žino, bet, žinai, vienas yra žinoti, o kitas yra padaryti. Bet svarbu yra ne tik vadovai, bet svarbu, kad kiekvienas medžiotojas tą suprastų. Taip. O nežinai, kaip sakau, Anksčiau apie tai nieks nešnekėjo. Dar o dabar yra svarbu. Taip, o dabar tampa labai svarbu. Taip, ir norėjau pasakyti dar ir to, kad ne tik todėl, kad yra tie medžioklės plotai šalia gyvenviečių ir to kaimų ir sodybų skaičius auga ir vis urbanizuojasi ta mūsų gamta, bet irgi todėl, kad tos technologijos, kameros, telefonai ir visa kita, bent ką galima sufilmuoti ir parodyti kaip nori. Ir žmonės, kas mato medžiotojus, turi suprasti, kad ten nėra jokio kažkokio, nieko blogo nėra ir baisaus. Ir turi neturėti noro kažką ten filmuoti ir daryti kažkokį medžiagą. Ir dėl to reikia šviesti. O tai, man atrodo, labai svarbu irgi. Žinai, čia filmuoti ir fotografuoti yra tokių, kur, žinai, sutinka ten kažką ten, vos nežinai, ir iš karto ten filmuoja, ginčijasi. Tegu filmuoja, bet reikia būti
Jo, iš tikrųjų reikia žmonės mokyti, kad jie būtų pasiruošę bendrauti. Taip, kad tu tam su video tais- įrašai su- neatrodytų su- kaip kažkokia pabaisa, kaip tas Jo, video nes yra įrašas. vienas dalykas, žinai, bendrauti su žmonėm, kuris nieko neturi pikto, bet jis tiesiog nežino. Mhm. Ir kitas Gražiai, yra mandagiai bendravimas, papasakoti. kitas yra bendravimas su tokiu, kuris yra griežtai nusiteikęs kategoriškai Tai ir tu aršus turi pilietis. žinoti, ką Tai tu jis ir- gali ir ką tu negali daryti, Taip, kaip tu gali elgtis, kaip tu negali elgtis. Ir jam turi irgi tu turi žinoti irgi, kaip jis turi elgtis, ką jis negali daryti. Tu turi žinoti savo teisės, savo pareigas. Ir turi galėti atsakyti ne tik pareigūnui, inspektoriui, bet ir paprastam žmogui. Taip, kad jis taip. nepiktintus ir suprastų. Tai matai, su pareigūnu ir inspektorium yra gal paprasčiau, nes pareigūnas žino, Todėl, kad jis žino jis, įstatymą. dėl ko jisai čia atėjo su tavim bendrauja ir taip toliau. Ir jis dažniausiai, jeigu jis yra to reikalo inspektorius, tai jis dalyką išmano. Nu, Dalykai dažniausiai. išmano ir jis irgi žino, kad negali pats elgtis kaip nori. O Taip, paprastas žmogus, jis kažkaip galvoja, kad jeigu jis nemedžiotojas, tai jis turi indulgenciją elgtis kaip nori. Nu, kad žmogus yra kažkoks blogietis, nusikaltėlis ir jis dabar turi teisę, kaip kažkaip kalbėti negražiai arba bent ten, nežinau, pulti kažkaip. Todėl, kad jis medžiotojas, jis yra, žudikas. Supranti, ką aš noriu pasakyti? O su inspektoriu tokį Kitko net ir dalyką. dėl terminologijos. Aš rašiau kažkada tai raštą į Lietuvių kalbos komisiją ir bandžiau, kad reiškia kažkaip tai, kai ten vis normina tą mūsų kalbą ir įvedinėja kažkokius tai ten naujus ten žodžius. Lietuviškus žodžius, taip. Kas nevartotina, kas vartotina. Tai bandžiau tokią, reiškia, temą išvystyti, kad negalima medžiotojų vadinti žudikais. Todėl, kad žudimas yra vieno žmogaus, kito Žudimas žmogaus žudimas. ir anglų kalba, ir vokiečių kalba yra kiekvienam reikalui atskiras žodis. Ir lietuviai turi tą. Tai gyvuliai yra skerdžiami, žvėrys medžiojami, o žudomi yra žmonės. Taip. Taip yra. Bet tai yra aiškus dalykas. Kas nežino kalbą, tai tas tą dalyką nežino. O kas žino kalbą, tai supranta. Tai man atsakė, kad medžiotojai žudikai, tai čia viskas tvarkoja. Kalbos komisija. Oficialiai atsakė tau taip? E-mailą parašė, kaip Oi, oficialiai. atsiųsk kopiją. Čia buvo labai seniai, aš jau nerasiu. Čia nebent iš naujo užkurt šitą, pažiūrėsim, kada praėjo gal 10 metų nebus. Kokie 7 gal. Geras atsakymas iš įstaigos, geras. Jo, čia Taip pat tada žiauriai užpikau, pavartojau jau tada atsakymę tokį terminą, kurį mes turim tokį, reiškia, podkastų autorių ir tokį, reiškia, žinomą žmogų Algį Ramanauską. Tai jis mėgsta pakalbėti apie kalbos kultūrą ir visokius dalykus, tai jis dabar netgi naujas terminas, tie nenori tiesiog garsiai sakyti tavo eteryje, nes ten taip pusiau lietuviškai, pusiau rusiškai skamba tas jų apibūdinimas. Ką reiškia? Ką? Kalbos specialistą? Aš tau paskui pasakysiu, kai išjungsi eterį. Kalbos specialistas, kuris reguliuoja kalbą. Tai dabar sukurtas naujas terminas yra kalbišiai. Kaip programišiai, tai taip yra kalbišiai. Hakeriai programišiai reiškia, bet čia šitą epizodėlį gali iškirpti, nes čia ne į temą visiškai. Ne, viskas yra į temą, tai visuomenės požiūris į medžiotojus. Taip, net specialistus. Bet čia yra, čia apie kalbos, reiškia, specialistus, tai va. Tai reikia iš tikrųjų, tikrai, bet tavo labai gera mintis, kad šitą reikia įtraukti į medžiotojų rengimo programą, nes, tie, kurie ten buvėjai, tai jau ten, mokytis jau žmonės tingi, kuris ten medžioja 20-30 metų, tai jisai, ką tu jį pamokysi.
Bet tai yra svarbu dabar visai visuomeniai, tai yra svarbu, nes vienas toks video kažkur paviešintas daro milžinišką įtaką. Taip, taip, taip. sutinku. Ir paskui visi medžiotojai, vat, kas daro tos gerus darbus, visi turi kažkaip taisyti tą neigiamą poveikį ir ten ilgus metus dar atsimins, kad, atsimeni, vat, buvo toks video ir jis kažkur sukasi tas video, supranti? Internete nieko galima iš... Bet sena tiesa, kad, žinai, šaukštas deguto pagadina bačką medaus. Taip ir yra. Taip ir yra. Tai čia sena tiesa ir čia jo, taip yra, čia nieko nepadarysi. Tai va. Trečią temą turim, dar apie šitą visuomenės požiūrį, bet jau tokiu mokslišku būdu. Lietuvos medžiotojų draugija jau 6 metus iš eilės užsakė visuomenės nuomonės apklausa ir čia reikia pabrėžti, kad tai ne medžiotojų visuomenė, o tai yra visi žmonės, kas gyvena miestuose, kaimuose, visų lyčių, visų amžių ir išsilavinimo lygio. Yra tokia visuomeninė apklausa padaryta ir truputį keičiasi rezultatai. Jeigu aš teisingai suprantu, labai gerai, profesionaliai ta apklausa yra padaryta, atsižvelgiant į praeitų metų rezultatus ir tu viename tam paveikslėje gali matyti, kaip keičiasi lygis. Tai galbūt tu gali pakomentuoti, papasakoti apie šitą apklausą. Jo, tai mes užsakom kažkada, tai padarėm konkursėlį prieš 6 metus. Ir geriausiai mums pasirodė, reiškia, Spinter tyrimai, kurie daug labai tyrimų daro Lietuvoje ir užsakinėja ir Seimas jų tyrimus, ir prezidentūra. Tai yra normali, solidi kompanija. Va, ir apklausta, kiek čia, apklausose dalyvavo nuo 18 metų iki 75 metų Lietuvos piliečiai, 1017 respondentų buvo apklausta. Vat, ir tuoj perėsiu prie pirmųjų rezultatų. Tai pirmas klausimas. Taip. Pirmas klausimas buvo laukinių žvėrių keliamų nuostolių suvokimas, nuostolių žemės ūkiui ir miškams suvokimas. Tai šių metų rezultatas 26 sausio, tai kad nuostoliai dideli, mano 35% apklaustųjų, kad nuostoliai nedideli 37 ir 28 neturi savo nuomonės. Tai, tas, kad nuostoliai dideli, tai 21 metais tai buvo tik 30%, dabar 35%, paskui nuosekliai didėjo iki praeitų metų, iki 38%, šiemet nukrito. Didesnė dalis arba neturi nuomonės, reiškia, trečdalis gyventojų, sakykime, kad tai yra dideli nuostoliai. Tiesiog tai yra, tokia informacija. Toliau klausimas apie šūvio garso slopintuvų naudojimo medžioklėje. Dabar jau kitais metais mes turbūt to klausimo nebeteiksim apklausai, nes jis nebeaktualus darosi. Čia buvo aktualus tol, kol nebuvo įteisinti. Mes tiesiog mūsų mintis buvo, reiškia, tokia, kad darom eilę metų apklausą ir teikiam tuos pačius klausimus, kad galima būtų palyginti, reiškia, rezultatus. Arba kitose šalyse, kad matytų tą visuomenės nuomonės pakeitimus kažkokius, fluktuaciją. Jo, tai galiu pasakyti taip, kad, reiškia, bendra nuomonė, kad tai yra gerai, kad naudoja. Tai pernai buvo 13%, dabar 14%. Nes dar užpernai, man atrodo, gal to klausimo nebuvo. Tai toliau, reiškia, 15% taip ir 15% ne. Kaip čia? Ne, čia 25%. 15% mano tai invaziniams gyvūnams. Truputį sumažėjo tik šernams. Šernams, kad tik šernams tai buvo anksčiau 8%, dabar 4%, kad tik šernams. Taip. Kad iš vis nenaudot, galvoja, 33%, biški padidėjo, nes anksčiau buvo 31% ir neturi nuomonės 34%, anksčiau neturėjo nuomonės 33%. Galima sakyti, kad ir šitam klausime trečdalis visuomenės neturi nuomonės. Tai irgi toks, man atrodo, įrodymas tam, kad čia ne medžiotojų bendruomenė yra apklausta, bet tikrai yra žmonės, kas nežino. Ten mes turim atskirą Excelinę lentelę, ten
pagal amžių, pagal gyvenamąją vietą, pagal išsilavinimą. Ten atrinktas grinai visos Lietuvos visuomenės modelis. Kiek studentų, kiek mokslų daktarų, kiek pensininkų. Ten viskas yra proporcingai, reiškia. Tai yra, yra tam tikras atspindys, reiškia. Tai va. Dabar Svarbiausias klausimas. Svarbiausias klausimas apie medžiotojus. Jis irgi šiek tiek svyruoja. Reiškia, nuomonė apie medžiotojus. Tai teigiama 12%, labiau teigiama 29%, labiau neigiama 26% ir neigiama 17%. Ir 16% neturi nuomonės. Tai ta teigiama, jinai 21 metais buvo 9, po to 10, po to vėl 9, 14, 12, dabar vėl 12. Ta Darai pats geriausias rodė ir neigiama, jinai irgi tokia, šiek tiek padidėjo. Ten buvo, nuo apklausų pradžios buvo 301 21 metais, paskui 26, 25, 23, 24, šiemet 26, biški paaugo. Sunku pasakyti, kas čia įtakojo. O labiau teigiama, tai taip jinai ir tarp 28 ir 32% svyruoja, šiemet yra 29. Tai bendrai teigiamas, atsiprašau, Gediminą, bendrai teigiamas požiūris, tos teigiamesnis požiūris buvo 24 metais. Tai buvo 48%. Tai karo tema vis dar čia daro įtaką visiems šitiem, reiškia, dalykam. Ir vis tiek, teigiama arba labiau teigiama 41% bendroje sumoje. Tai kaip ir Skandinavija, kur kitose šalyse yra 90%, Švedijoje, man atrodo, yra 90%. Tai Suomijoje, Švedijoje, tai čia kalbos nėra. Mums yra kur aukšto. Visai kitas požiūris apie medžioklę. Nyderlanduose irgi yra teigiamas požiūris. Tie procentai yra skirtingi, bet mes, galima sakyti, tik dabar pradėjom augti šitoj srityje, šitą kryptį, dirbti su visuomenė ir manau, kad viskas pasikeis ateityje. Noriu tikėtis. Bet tas atrodo nuomonė apie medžiotojus, kad tikrai darbo yra medžiotojų organizacijom, yra nemažai. Dar reikia atlikti. Bet, kaip čia pasakyti, karo kontekste, tai klausimas, ginklus turinčių asmenų naudos visuomenės saugimui suvokimas. Ten keičiasi. Tai nuo 21 metais buvo, kad tai yra naudinga visuomenės saugimui, galvoja 45%, dabar jau 64%. Tai yra kiekvienais metais auga. O kad ne, tai buvo 21 metais 36%, o šiemet tik 16%. Procentų mano, kad to nereikia ir kad saugumas nuo to negerėja. Tai, šitoj vietoje, bet čia, ne mūsų nuopelnas, čia yra bėda su Rusija ir su Ukraina, reiškia, kad nuo agresorius... Taip, norėjau pasakyti, kad dar galima čia pridėti, kad tai yra Ukrainos medžiotojų nuopelnas, nes Ukrainos medžiotojai buvo pirmieji. Vieni iš pirmųjų, kas paėmė savo ginklus ir atsistoja savo šalį ginti. Ir labai didelis kiekis jų žuvo. Tai ten pačiom pirmom dienom, bet jie daug padarė. Ten tikrai tas rusų tas kolonas, kur ten sustabdydavo pirmą ir paskutinį ten šarvuoti kariuomenę, o kai visi išsibėgiodavo, tai miškuose juos visus išgaudė medžiotojai. Taip. Tai va, toliau naktinių taikiklių ir garsų slopintuvų suteikiamas pranašumas konfliktų atveju. Tai va, 51% mano, kad taip, 22% mano, kad ne. Ir augimas irgi nuo 21 metų yra 20%. Yra, buvo, 23-24 buvo 54%, 51%, dabar vėl 51%. Bet priešininkų buvo 21 metais 43%, o dabar 22%. Tai priešininkų sumažėjo dvigubai. Taip. Tai va, ir paskutinis klausimas, pritarimas, čia irgi nuo 21 metų jų užduodam, pritarimas medžioklės pagrindų dėstymui mokyklose. Ir
taip, dabar biškis sumažėjo, bet vis tiek 46% apklaustųjų mano, kad tą reikėtų daryti. Geriausias rezultatas buvo 22-23, kai 54% taip manė. Dabar sumažėjo. Kodėl sumažėjo? Priežasčių nežinau. Sunku pasakyti, dėl galbūt kažkokios publikacijos, kažkokie, nežinau, atsitikimai, pavyzdžiui. Bet šiaip reikia pripažinti, kad bendras neigiamų publikacijų kiekis bendrai medijose sumažėjo paskutiniais metais. Taip. Ja, sumažėjo iš tikrųjų, bent jau Lietuvoje tai sumažėjo. Bet tai vis tiek, jeigu 46% mano, kad tai reiktų dėstyti mokyklose, tai reikia išnaudoti tą kažkaip ir mes to kol kas nesimato, kad išnaudotume. Mokyklose įsteigti kažkokią tokią oficialią programą, tai yra problemėlė, bet pastoviai kažkokius renginius organizuoti galbūt ir galėtų. Tik reikia kažkokį, nežinau, pilotinį programą, aš galvoju. Bet, medžiotojai dirba. Čia galėtų būti vis tiek ten, aišku, aš dabar labai atsilikęs nuo tų mokyklinių programų, nes vaikai jau labai seniai baigė mokyklas, o aš pats dar seniau. O anūkai dar tiek, mano 2 vyriausios anūkės dabar dar tik pirmokės. Tai dar ten visai kitus dalykus mokosi. Tai kai jos jau prieaugs. Biologijos ten nėra taip. Jo, biologija, zoologija, jeigu jiem kažkiek dėstys, tai aš ten tikrai pasidomėsiu, kas yra tose programuose. Bet čia bus už kurio laiko. Galbūt reikia bandyti tas programas kažkiek tai keisti ir kažkokiem medžiotojam reiktų eiti, gal padėstyti šiek tiek. Yra medžiotojai, kas dalyvauja šitose, tokiuose mokymuose, kas nėra kaip mokymo valandėlė mokykloje, bet papildomi tokie. Gal klasiniai veikloj, būreliuose, gal kažkur, aš nežinau, bet šiaip, vaikai, aš sakau, turiu dar užsifiksavęs iškarpą iš daniško laikraščio, kai didžiulė amfiteatrinė auditorija, sėdi vaikai tokie pagal vaizdeliai, kokie maždaug 5-okai galbūt, ir vyrukas ant scenos su mikrofonu, reiškia, ir to bevėliu ir taip toliau, reiškia, doroja stirniną ir jiem pasakoja, kaip čia kas, jie sėdi išsižioja, klauso. Milžiniška auditorija. Kitose šalyse yra tokios net ir programos, kur gali jie dalyvauti su savo rankytėmis, viską daryti, pažiūrėti. Ir mes nesenai turėjome diskusiją tarpusavėje, savo komandoje žurnale, su kolegomis ir su šunininkais dar kalbėjome, kad viena atsiminė, kad ten mėgdavo padėti mamai virtuvėje kažką daryti. Aš sakau, aš irgi atsimenu, kad man buvo, kokį, nežinau, ten 10, galbūt 12 metų. Ir aš visada, jeigu mama atnešė karpą, žuvį iš parduotuvės, aš visada dorojau tą žuvį. Ir aš atsimenu, kad man buvo labai, labai įdomu, kaip ten viduryje viskas yra susidėliota, kaip veikia. Aš paklausiau mamos, o kas čia yra, kodėl žuvis turi šitus, nežinau, kaip lietuviškai, o ne plaučius. Ir labai buvo įdomu. Ir visi pasakė, kas yra medžiotojai, sako, o man irgi buvo įdomu. Aš irgi padėjau virtuvėje. Ir tikrai man patiko tas žuvis doroti, nes nieko kito nebuvo. Medžiotojų, pavyzdžiui, man šeimoje medžiotojų nebuvo. Kas man parodytų. Tai jeigu būtų medžiotojai, tai aš būtų anksčiau medžiojusi, o ne nuo 40 šito metų dėl šunų. Nes man tikrai buvo įdomu. Ir vaikams yra įdomu. Ir tu gali papasakoti, ir tai ne apie kraujo, ne apie žudymą, kaip dabar kiti sako, bet tai yra apie gamtą. Kaip viskas veikia, nes tas stirninas arba tai viskas yra vienodai. Ir tu gali paaiškinti, o čia yra tavo širdis, jie daro taip. Ir vaikams tai yra labai šitą aš tikrai puikiai žinau, nes mano anūkai, kai atvažiuoja pas mane į sodybą, tai einam apžiūrėti ūkį ten, kaip ne taip šalta, aišku, kaip dabar. Jie visada sako, senelė, einam į lupyklą pažiūrėti, kas ten pas tave yra. Ateinam kažkada ten rudenį briedis kabo. O kas čia, ten viskas tas įdomu, jie labai natūraliai priima, nėra jokios baimės, kad ten, kraujas kažkoks,
Nu, čia viskas yra natūralu. Čia nieko tokio. Psichologai irgi aiškina, kad psichologai irgi aiškina, kad iki kažkokio, man atrodo, jeigu neklystu, kokiu 12-13 metų vaikai priima viską labai labai natūralu, kaip gyvūnėliai. Nu, tai galima galbūt kažkam nepatiks toks palyginimas, bet taip yra. Ir vaikai labai daug galima jų vertinti labai pagal instinktus, pagal tai, kaip jie reaguoja. Ir jie tikrai normaliai reaguoja į tą mėsą, į tą gyvūną apdorojimą, į nulupimą, į visą kitą. Tai tu turi paaiškinti. Negazdinti ją kažkaip, o paaiškinti. Tai tas pats, kaip jeigu mama eina per kažkokią šitą gatvę ir mato, pavyzdžiui, manį su šunimi. Ir jis sako, o neik, tau šuo įkas. O kodėl jūs taip sakote? Jis nekas, jis labai geras šuo, kodėl reikia gazdinti tą vaiką. Ir tas pats yra su medžioklė, su šitais gyvūnais. Jeigu kažkas pasakys, tai yra blogai, tai jis ir galvos, kad tai yra blogai. Bet jeigu tu paaiškinsi, parodysi, tai stebuklų to tiek daug. Tam gyvūnė, vienam gyvūnė yra daug stebuklų ir įdomių dalykų. Ir reikia mokyti ir aiškinti. Su vaikais reikia, kaip sako, jis tiesiog mažas suaugęs žmogus. Reikia su juo kaip susaugus, išnekėti normaliai, nesimaivyti nieko ir viską jie labai puikiai, jie labai greit pagauna, greit supranta viską, ten ką nesupranta, paaiškinti. Ir atsimina labai gerai. Jo. Atmintis jiems tokia labai gera, skirtingai nuo mūsų. Taip yra. Labai svarbus dalykas. Nu, matai, kaip mes bendrai pakalbėjome apie, galima sakyti, medžioklės ateitį dėl visuomenės požiūrių, mokymų, medžiotojų mokymų, vaikų mokymų, visą kitą. Labai svarbus dalykas ir galbūt tokia bendra kryptis dirbti visam medžiotojų organizacijom kartu. Dar neseniai, čia internete perskaičiau tokį ten angliškas postas toksai buvo. Tai toks, kaip čia pasakyti, kitose šalyse tai medžiotojai turi medžioklės licenciją, nu mes turime medžioklės bilietą. Tai ten toks, reiškia, tokia mintis išreikšta. Reiškia, valstybė iš mūsų atėmė, uzurpavo mūsų prigimtinę teisę. Kas yra medžioklės licencija? Reiškia, tai yra valstybės uzurpuota mūsų prigimtinė teisė ir paskui mums parduota kaip privilegija. Reiškia. Iš tikrųjų tai yra viena, bet aš kiek bandžiau, kad tai atsirastų bent taisyklėse ar ir įstatyme, kad tai yra viena iš prigimtinių žmogaus teisių - naudotis gamtos resursais. Konstitucijoje kažkur? Nežinau, ar ten taip. Turi būti, civiliniam įstatymė turi būti, nes aš atsimenu, kad buvo tokia diskusija, pas mus buvo. Kada buvo šita nepriklausomybė atnaujinta, buvo visi įstatymai, aišku, tvarkomi. Ir skirtumas tarp Lietuvos ir Latvijos situacija su ta teisė yra toks, kad Latvijoje civilinėme įstatyme prigimtinė teisė medžioti yra prijungta prie nuosavybės. O Lietuvoje tai pakeitė, nes pas mus tai yra sena tvarka, kas buvo anksčiau, 39 metų įstatymė arba kažkaip. Nu, aš šito dalyko nesu tiek įsigilinęs, bet aš nežinau, kaip yra Lietuvoje. Visą laiką aplinkos ministerija visus šitus viską atmesdavo visada. Reikia kažkokio teisininko paklausti, kaip yra su ta civilinė įstatyma, nes ta teisė medžioti turėtų būti kažkur apibrėžta ten, kur ji priklauso, kam ji priklauso. Latvijoje ji priklauso žemės savininkui, todėl pas mus yra ta sutarčių sistema, todėl... Bet čia jau kitas dalykas, bet čia yra apskritai, kad žmogaus prigimtinė teisė, žinai, naudotis... Reikia paieškoti. Nesvarbu, ar tu turi nuosavybę ar neturi, tu turi teisę medžioti. Toliau tą apibrėžia taisyklės, bet teisę turi kiekvienas žmogus. Taip, ką, kur ir jis turi išlaikyti egzaminus, jis turi įstoti medžiotojų rūmus, jis turi ten masę reikalavimų patenkinti, bet teisę tokią prigimtinę jis turi nuo gimimo. Tai yra jo žemė, nesvarbu, kad ten yra savininkas, bet visumoje tai visa valstybė yra mūsų. Ir mes čia turime teisę. Taip, suprantu tavo mintis. Mūsų visų. O ten po to, kad ten be savininko sutikimo negali daryti, ten dar kažkokius, kaip ir mašinos negali vairuoti neišmokęs, tai ir čia. Tai, kad tu turi teisę, tai nereiškia, kad tu moki tą daryti. Reikia išmokti. Tai, žinai, kaip ir teisė ten, nežinau, kvėpuoti, gerti vandenį, ten vis, tai yra, prigimtis tokia.
Tai va, jeigu Tai tarp va, žiūrovų yra kažkokių teisininkų ir žinote, kur ieškoti, arba žinote atsakymą, tai būtinai oi, tai rašykite. mes patys turim teisininkų, aš sukonkretinsiu šitą reikalą. Daug užduotį. Labai įdomu, labai įdomu. Tai va. Gerai. Tai ką, Ačiū tau. Katerina? Ačiū tau didelis, Gediminai, už pokalbį. Tikrai buvo įdomu ir faina. Man atrodo, toks optimistiškas, sakyti, pokalbis. Tai gerai. Ačiū tau. Reikia optimizmo mums. Taip. Šalta, reikia optimizmo, tikrai. Ne tik dėl to, kad šalta, apskritai reikia pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir stengtis, reiškia, viską daryti teigiamai. Kitaip nėra, Tai va. nėra reikalo gyventi. Nu, kitaip blogai yra visiems. Tikrai taip. Gerai. Tai va. Ačiū tau, Gediminai didelis ir nu iki kito karto, kitos temos.